All right, thank you, Elena. As we get ready for our panel discussion, and before I welcome my colleagues back, Ačiū, Elina. Dabar turėsime diskusiją. Noriu tik priminti, kad jūs turite progą paklausti klausimų. Galite juos palikti, mes atsakysime ir po renginio, jeigu kartais nesuspėtume. Manau, kad turime visą eilę klausimų. Klausimų susijusių su procedūromis, taip pat strateginiais dalykais. Manau, tikrai bus įdomi diskusija. Klausimas, kokie konkrečiai pirkimai bus skelbiami artimoje ateityje. Į šį klausimą mes atsakėme vienoje iš prezentacijų, manau. Martin Šblauš atliko strateginę apžvalgą, ko galime tikėtis kitais metais. Ir taip pat noriu pasakyti visiems jums, kad visus pirkimus galime matyti Rail Baltica svetainėje. O dabar norėčiau pasveikinti savo kolegas ant scenos, kurie jau atvyko. Kristijanai, Aiga, Elina. Ir taip pat prie mūsų per Zoomą prisijungė Jean-Marc Bedmar, sistemų ir operacijų departamento vadovas. Jean-Marcai, ar girdite mus? Taip, labai gerai. Sveiki. Labą dieną. Gerai. Tikiuosi, kad jūs girdi ir mūsų klausytojai, žiūrovai. Na, pirmiausia, apšilimo klausimas. Kaip jūs visi jaučiatės? Kaip jaučiatės industrijos dienoje? Gerai, tai kaip metinės, kaip metinių paminėjimas. Aš pasakyčiau puikiai. Tikrai šaunu būti čia šiandieną ir tikrai dalyvauti diskusijoje su kolegomis. Viskas šaunu, puiku, tai yra puikus projektas ir oras taip pat neblogas, tiesa. Taigi, gal pradėkime. Kaip sakiau, kai kurie klausimų yra apie procedūras ir lengva juos atsakyti. Taigi, ar galima pamatyti, kas laimi konkursą? Aiga? Taip, žinoma. Viskas yra oficialiai prieinama. Šią informaciją galima rasti tiek mūsų svetainėje viabaltica.com.org arba, kaip sakiau savo prezentacijoje, Latvijos konkursų sistemoje galima matyti visus, taip pat ir archyve. Ir taip pat trečioji opcija, variantas yra Latvijos pirkimų stebėjimo biuro svetainė, kur galima taip pat matyti apie visus vykdomus pirkimus. Yra 4 ar 5 vietos iš tikrųjų, kur ta informacija yra prieinama, galima tikrai ją nesunkiai rasti. Gal galiu pridėti, jeigu iš rinkos dalyvių yra toks sudomėjimas apie kontraktų pasirašymą, mes galime iš tikrųjų įdėti tai savo svetainėje, visą šią informaciją, lentelę. Tikrai puiku, kadangi tai susijęs su mūsų kitais klausimais, pavyzdžiui, kompanijos, kurios susidomėja subrangovų procedūrų galimybėmis. Galbūt galėtumėte šiek tiek pakomentuoti. Vienas iš tokių populiaresnių klausimų yra jūsų rekomendacijos, kaip medžiagų tiekėjai galėtų pasiekti kliento dėmesį, gal kažkokių kūrybinių idėjų. Galbūt, jeigu aš galiu pradėti, kolegos po to pridurs. Tai vienas iš dalykų, kad mes suprantame, gali būti nelengva, mes matome daug rinkos dalyvių atgarsių, tai taip pat susiję ir su partnerystė tarp vietinių ir tarptautinių rangovų.
Ir iššūkis sutartį sudarančiai organizacijai yra tai, kad mes negalime kažkaip įtakoti rinkos. Mes negalime įsikišti ir parodyti, kurio tiekėjo mes norime, turime išlikti nešališki. Ir čia padeda skaidrumas, kurį mes užtikriname, kaip minėjau anksčiau. Mes skelbėme informaciją savo svetainėje, kur galima rasti duomenis apie reikalavimus, apie dokumentų paketus, kuriuos mes skelbėme, ir taip pat kompanijas, apie kontraktus. Visą tai leidžia suprasti, ko mes tikimės iš tiekėjo. Mes suprantame egzistuojantį iššūkį, kad užsienio partneriams sunku rasti subrangovus čia, mūsų šalyse. Ir dėl to mes siekiame kažkaip tai supaprastinti, palengvinti. Tačiau nenorime, kad būti apkaltinti kišimusi. Galbūt kolegos kažką dar pridurtų. Taip, tikrai informacija yra svarbiausias dalykas, į kurias kompanijas kreiptis. Svarbu taip pat informacija apie jau pasirašytas jų sutartis, už ką jie buvo atsakingi, kokias medžiagas jie tiekia. Ir jeigu tiekėjai nori tapti subrangovais, galbūt jie turėtų būti aktyvesni, žengti žingsnį ir pateikti daugiau informacijos apie tai. Tačiau manau, kad verta apie tai dar pamastyti. Kitas klausimas susijęs potencialiai su subrangovais. Tačiau visų pirma, norėčiau taip pat paklausti jo todėl, kad apie tai buvo paminėta keletą dalykų registruojantis dalyviams. Tai yra naujausia informacija apie eismo valdymo ir signalizacijos posistemės. Gal Jean-Marcas galėtų šiek tiek pakalbėti iš turinio pusės, iš pirkimų pusės, galbūt Aiga galėtų kažką pridurti, kokie tolimesni žingsniai. Galbūt aš galiu pradėti, o tada Jean-Marcas, tikiuosi. Kalbant apie pirkimus, keliose prezentacijose, šiandieną jūs jau tikrai girdėjote, Thierry ir Martinš apie tai kalbėjo, kur mes esame, tačiau abu šie pirkimai jau vyksta. Dėl energetikos posistemės mes turime jau antrą etapą. Mes laukiame pasiūlymų pačioje 24 pradžioje. Tai reiškia, kad viduryje 24 ar dar anksčiau mes pasirašysime sutartis dėl Rail Baltica elektrifikavimo. Kitas pirkimas taip pat dar vyks šiais metais. Taigi sutartis galėtų būti pasirašyta iki kitų metų pabaigos. Dėkoju, Jean-Marcai, galbūt. Galbūt aš galėčiau pridurti, kad yra du pirkimai dėl CCS ir kitas. Ir tai yra unikalus pirkimas, kalbant apie elektrifikavimą iš tiesų, signalizavimą Rail Baltica trasoje. Tai yra labai svarbu turėti omenyje, kadangi tai skirta užtikrinti tą vientisumą visose trijose Baltijos valstybėse. Dėkoju. Kitas klausimas skirtas Elinai. Įmonės, kurios suinteresuotos, domisi galimybę dalyvauti arba toliau dalyvauti konkursuose.
jos mato tam tikrą potencialą, kryptis, kurios jiems būtų tinkamos. Galbūt galėtų būti kažkokios rinkos konsultacijos, kokią procedūrą juos informuoti. Viskas priklauso nuo pirkimų etapo. Ar jis paskelbtas, ar dar tik rengiamas įskelbti ir vyksta rinkos konsultacijos. Jeigu tai viešai paskelbta, rinkos konsultacijų galima tiesiog gauti, nusiuntus elektroninį laišką konkrečiam asmeniui, paskyrus vieną, du keletą žmonių iš kompanijos. Tačiau kalbant apie išankstinės rinkos konsultacijas, yra galimybė atsiųsti elektroninį laišką ir mes jiems tikrai persiusime komunikacijos komandai arba kažkam, kas planuoja tą visą pirkimų procesą. Jei galėčiau pridurti, mūsų naujienų informacinis laiškas taip pat galėtų čia būti kaip informacijos šaltinis, kad jie matytų galimybę, kad jie gali įsitraukti dar prieš paskelbus konkursą. Taigi, užsiprenumeruokite. Mūsų naujienlaiškis. Kai pirkimų planas yra paviešinamas ir jūs matote, kokie pirkimai bus vykdomi per metus, jūs šią informaciją galite rasti metų pradžioje ir atsiųsti savo kompanijos informaciją. Ir mes tada galėsime jūs įtraukti, jeigu bus kažkokios tai rinkos konsultacijos. Ir tokia galimybė. Labai išsamus atsakymas, dėkoju. Kitas klausimas eina Kristijanui. Kokie indeksavimo paragrafai įtraukti į jūsų kontraktus. Galbūt reikėtų mums tą klausimą šiek tiek išskaidyti. Indeksacija, kaip aš suprantu, yra kažkas, ką reiktų įtraukti, tačiau procesai yra gan ilgi, kuriuos galima įtraukti, siūloma įtraukti. Galbūt galite pakomentuoti, kodėl strateginiai sprendimai yra tokie lėti šioje srityje. Na, pirmiausia, gal aš nebūsiu toks specifiškas. Martinš daugiau pakalbės turbūt apie medžiagų kontraktus, į ką mes žiūrime, indeksuodami. O žvelgiant į indeksaciją, į šią temą apskritai, tai yra, kaip jau paminėjau savo prezentacijoje, kas labai svarbu, tai yra grįžtamasis ryšys iš rinkos ir bendradarbiavimas bendrojų lygmenių, kad suprasti susirūpinimą, kylantį susirūpinimą. Nėra vieno bendro gero sprendimo indeksavimui. Klausimas tiesiog yra, kokia rizika išlieka įtraukus indeksavimą. Ar galima rasti optimalų sprendimą kažkokiam konkrečiam kontraktui, sutarčiai. Mes esame atviri pasiūlymams ir mes taip pat turime pasiūlymą, apie kuriuos galvojame, tačiau jei tiekėjai turi kažkokių pasiūlymų, kuriuos pritaikė, su kuriais susidūrė, mes tikrai būsime dėkingi išgirsti ir galbūt susitikti, apsitarti apie tai. Indeksavimo mechanizmas apskritai turi apimti kontrakto specifiką
Kokie yra kintamieji? Ar tai yra darbas, ar tai yra medžiagos, ar kažkas kitas? Taigi proporcijos ir rizika, į kurią turime atsižvelgti. Ir tai gali būti skirtingose kontraktuose įgyvendinančiose institucijose. Kalbant apie strategiją ir kodėl tie sprendimai būna lėti, kaip paklausė kažkas. Taip, projektas yra didžiulis ir yra tam tikra praktika, kuri egzistavo Baltijos valstybėse iki šiol. Ir kai projektas auga, sprendimų priėmėjai darosi vis atviresni, mes randame naujus geresnius sprendimus. Tačiau reikia turėti omenyje ir tai, kad tai yra projektas, kokio nebuvo Baltijos valstybėse iki šiol. Ir dėl to, matomai, nėra kažkokių bendrų žinių, kaip tai geriausiai gyvendinti. Ir vykdami projektą mes renkame geriausius ekspertus iš Baltijos valstybių, iš kitų šalių, kalbame su jais, kalbame su rinka. Tačiau visa tai užtrunka laiko. Ir projektas vystosi toliau mums tai darant. Žodžiu, yra evoliucija, yra klausimų už viso to, kaip projektas plėtojasi. Tačiau norėčiau pasakyti tai, kad atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais mums tenka susidurti, ir tai, kad Baltijos valstybės tikrai tai daro pirmą kartą, įgyvendina tokį projektą, tai iš tikrųjų visiškai neblogas tempas. Mes taikome strategijas, kurių be tų visų iššūkių, kurias matome rinkoje prieš keletą metų, būtų turbūt buvę nesuvokiama. Dėl to manau, kad mes tikrai visai neblogai judame į priekį. Gal kolega apie indeksavimą. Negotiations usually are subject of indexation is subject of negotiations. And this is where Indeksavimas paprastai yra derybų objektas. Ir, sakykim, mes su tiekėjais aptarėme, diskutuojame, koks būtų tinkamas būdas, sakykim, šiuo atveju indeksuoti. Tai yra derybų objektas, diskusijų su rinkos dalyviais objektas. Nėra kažkokios tobulos indeksavimo formulės, kaip jau kolega pasakė. Yra tam tikros rizikos. Kalbėjom apie statybos medžiagas. Consolidated manner means for the whole project. So maybe Martin, you can comment on the stage. Klausimas, ar Rail Baltica perka statybinės medžiagas visam projektui? Kitas klausimas, jeigu mes esame patyrusi vieno gamybos įmonė, kur mums kreiptis? Čia du atskiri dalykai, dvi atskiros temos apie konsoliduotą pirkimą medžiagų. Jau mes esame arti to, kad šie pirkimai pasiekė finišo tiesiąją. Ir kai kur dar yra tik derybų objektas. Taigi, sakykime, yra derybos, kad ir dėl indeksavimo ir taip toliau. Ir galiausiai mes netrukus prašysime, kad
gamintojai pateiktų savo galutinius pasiūlymus. It is beginning of the next year. We would sign most of them. So one can come in as well. Kitų metų pradžioje mes greičiausiai pasirašysime visas sutartis. Antras klausimas apie galimybės vieno vietos jūrinimo ekspertai. Nobody knows. Of course, in future they can be any. Kol kas mes neturime konkurso tokiems darbams. Gal Christian gali pasakyti daugiau. Kaip įsitraukti, kaip kreiptis. Mes rengiame susitikimus tiekėjams, suinteresuotiems. Nors mes pagal galimybę sudarome galimybės tiekėjams taip pat dalyvauti ir konkursuose, bet šiuo atveju dėl tokių darbų tai būtų subranga. Tai, žodžiu, tokiam tiekėjui aš pasakyčiau sužinoti, kas yra pagrindiniai rangovai ir bandyti galbūt gauti subrangos galimybę. Something else that where such kind of speciality might be needed. The question first and foremost will be who are the main contractors. So, pagrindinis klausimas, kas yra pagrindiniai rangovai. Vietos vieno įmonės jos žino, kas yra pagrindiniai rangovai ir taip toliau. Taigi, kaip galima tapti subrangovu. Tačiau, kalbant apie Rail Baltica, sakykime, tokiams suvirinimo paslaugoms nebūtų nedidelis konkursas. Dabar klausimas Jean-Marc. Kalbant apie operatyvinius klausimus. Galbūt jūs ir neturite atsakymą, bet galite pakomentuoti. Julija klausia. Kokia bilietų sistema tai būtų? Ar galima bilietus įsigyti greitai ir nebrangiai? Focusing on all the technical aspects for the Mes kol kas žiūrime į tiekimo aspektus, viešuosius pirkimus ir taip toliau. Dar kol kas bilietų sistema nebuvo nuspręsta. Kalbant apie keleivius, jie keliaus ir įsigys bilietus. Mes kalbamės, kol kas diskutuojame su tiekėjais, bet mes norime, kad Rail Baltica būtų sėkmingas projektas, mes turime užtikrinti sklandų bilietų įsigijimą. So this, we are strongly working on this as well. Taigi mes dirbame to klausimu ir tikrai stengsime tai užtikrinti. Dėkui. Tačiau paskutinis klausimas būtų Elinai. Jūs kalbėjote, kaip įtraukti tiekėjus dar prieš konkurso paskelbimą. Tačiau mes vis dėlto gauname klausimų, kaip galime būtų dalyvauti. Aišku, reikia pareikšti, tiekėjai turi ir patys pareikšti susidomėjimą, bet pasakykite, ar visada būna konsultacijų
etapas prieš konkursą ar ne visada? Nėra privaloma rengti rinkos konsultacijas prieš konkursą. Paprastai rinkos konsultacijos yra rengiamas, jeigu tai gali padėti parengti dokumentaciją, kokybiškesnę dokumentaciją, jeigu dar neatsakyti kažkokie svarbus klausimai arba antroji klausimo, jeigu viešųjų ryšių komisija mato, kad nėra daug tiekėjų toje srityje, tai tuomet galima rinkos konsultacijos nėra organizuojamas kiekvieną kartą, tačiau rinkos tyrimas visada atliekamas. Tačiau visada galima kreiptis į viešųjų pirkimų padalinį ir tiesiog mes ir tartis. Norėčiau kitą momentą pabrėžti. Turime unikalų projektą. Tai unikalus projektas Baltijos šalyse. Ir čia mes naudojamės tiek tarptautinėmis žiniomis, tiek vietos žiniomis ir kompetencijomis. Baltijos valstybėse mes ne visada turime specialistus, kalbant apie greituosius traukinius. Taigi tenka ieškoti būdų kažkokių. Turime tarptautinių specialistų, kurie turi daug žinių, bet jie neturi vietos lygmens žinių. Ir tam reikalingos partnerystės. Tačiau, kad tos partnerystės būtų sudarytas, vietos įmonės, jeigu jos mato galimybę, jeigu jie atitinka reikalavimus, bet galbūt jiems trūksta tų tarptautinių žinių, galbūt jie gali imtis iniciatyvos vietos įmonės ir susirasti tarptautinius partnerius arba atvirkščiai. Tai tikrai puikiai proga. Šis projektas suteikia didžiulę galimybę bendradarbiauti. Ir po kelių metų ta kompetencija bus neįkainojama. Galima šio projekto, jeigu įgytas žinias, pritaikyti vėliau kitose projektuose ir siūlyti savo paslaugas kitiems projektams. Taigi aš siūlyčiau savo paslaugas ieškoti ir galvoti apie ateities galimybės. Manau, kad tai puikus baigiamieji žodžiai. Iš tikrųjų, kaip ir bet kokiuose santykiuose, santykiai turi dvi pusės. Tiekėjai turi būti aktyvūs ir rodyti iniciatyvą, o projektas turi užtikrinti, kad informacija būtų labiau prieinama, kad viskas būtų skaidru. Taigi, dėkui Jean-Marc, dėkui visiems kitiems diskusijų dalyviams. Ačiū.